pakalbėkime apie vieną iš realiausių scenarijų paskutinėmis dienomis ir kaip tai turėtų atrodyti. Pagal pasaulio įvykius, tai aš asmeniškai būtent ir matau tokį scenarijų. Tai ką šėtonas daro, jis atskleidinėja visą blogį pasauliui ir visą tą, kai atskleidžia, jis visą tai prilipina, jog tai žydai, viską daro žydai. Visas blogis ateina iš jų, jog jie valdo pasaulį, jie valdo tiek mediją, tiek maisto industriją, tiek centrinį banką, BlackRocką, kuris turi visų pasaulio kompanijų akcijas, per BlackRocką valdo tas kompanijas, kad žydam priklauso ir medicina, ir politikai, įžymybės, Hollywoodas, slaptos bendrijos, religija, jog žydai patys ir sukelia tuos karus tam, kad vykdytų savo planus, jog žydam priklauso pasaulio resursai. Tai manau, jog būtent šėtonas ir žaidžia būtent šitą kortą, kad jisai viską tai, kad skleidinėja, visą tai su Epšteino failais, su prekyba žmonėmis, su pedofilija, su korupcija tarp politikų, įžymybių, atskleidžia, kaip plaunami pinigai, ir visą tai klijuoja būtent žydų tautai, Izraeliui, jog jie kalti, jog jie visą tai daro pasaulyje, kadangi Dievas pasirinko žydų tautą, kad per žydus ateis pasaulio išgelbėjimas, kadangi per žydų sėklą, per Abraomo sėklą, būtent ir atėjo Jėzus Kristus, kuris ir atnešė pasauliui išgelbėjimą. Tai, o velnias to nekenčia, velnio planas numeris 1 visada yra sunaikinti žydų tautą, tą jisai jau daro 1000 metų, ir paskutinėmis dienomis būtent taip ir aprašo Biblija, kad ir kai pamatysite Jeruzalę apsuptą kariuomenių, tada žinokite, kad jos suniokojimas arti. Tada jie atiduos jūs kančiai ir jūs žudys ir jūsų nekęs visos tautos dėl mano vardo. Tai čia Jėzus kalba mokiniams, būtent žydams, kad jūsų nekęs visos tautos ir jūs žudys dėl mano vardo, tai yra dėl Jėzaus Kristaus vardo. Jie sakė, eime, iškirskime juos, kad jie nebebūtų tauta, kad Izraelio vardo nebeprisimintų. Tai mano manimu, tai yra realiausias scenarijus. Dievas per Abraomo sėklą sukūrė būtent Izraelį, žydus, ir būtent per tą Abraomo sėklą ir atėjo gelbėtojas Jėzus Kristus. Na, o Viešpats tarė Abraomui, eik iš savo krašto ir iš savo giminių ir iš savo tėvo namų į šalį, kurią tau parodysiu, ir padarysiu tave didelę tautą, ir laiminsiu tave, ir padarysiu didį tavo vardą, ir tu būsi palaiminimas, ir aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tą, kuris tave prakeikia, ir tavyje bus palaimintos visos žemės šeimos. Kadangi Abraomas tikrai taps didelė ir galinga tauta, ir visos žemės tautos bus palaimintos jame, būtent per žydų tautą atėjo gelbėtojas Jėzus Kristus, kuris ir yra tas palaiminimas visam pasauliu, visoms kitoms tautoms. Tai šėtono mokymas yra, kad žydai yra neva išrinktieji, o visi kiti yra vergai, kažkokie antrarūšiai. Tai yra melas, tai yra šėtono mokymai, tai yra šėtono manipulacijos, tam, kad vėlgi supykdyti pasaulį, parodyti, jog žydai manosi esą išrinktoji tauta, o kaip iš tikrųjų yra, tai kiekvienas pasaulyje žmogus, nesvarbu jis kokios tautybės, kokios odos spalvos, visiškai nėra svarbu, kiekvienas žmogus gali būti tas pats išrinktasis, kaip ir parašyta, nes jūs visi, kurie buvote pakrikštyti į Kristų, apsivilkote Kristumi. Nėra nei žydo, nei graiko, nėra nei vergo, nei laisvojo, nėra nei vyriškos lyties, nei moteriškos lyties, nes jūs visi esate viena Kristuje Jėzuje, o jei esate Kristaus, tada esate Abraomo sėkla ir paveldėtojai pagal pažadą. Kiekvienas žmogus įtikėjęs į Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, žmogus, kuris pripažįsta, kad yra nusidėjęs, žmogus, kuris tiki, kad Jėzus Kristus atpirko jo nuodėmes ant kryžiaus, jo Kristus buvo palaidotas ir prisikėlė 3 dieną, tas žmogus yra Jėzuje Kristuje, tas žmogus yra pakrikštijimas į Abraomo sėklą ir yra taip pat paveldėtojas
pagal tą patį pažadą, kad Dievas žadėjo Abraomui. Kitaip tariant, mes esame įvaikinami į žydų tautą dvasinę prasme. Mes visi esam lygiaverčiai ir mes esame paveldėtojai to pačio pažado visų tų turtų, kurie buvo žadėti Abraomui. O kur čia kalbama apie krikštą į Kristų, tai čia nekalbama apie vandens krikštą, tai yra dvasinis krikštas. Žmogus įtikėjęs į Kristų kaip savo gelbėtoją, jis yra pakrikštijimas, užantspauduojamas šventąja dvasia, pripildomas šventąja dvasia ir tai ir yra tas krikštas. Mums nereikia vandens krikšto, jog būti išgelbėtų. Tai vėlgi yra šėtono išgalvoti mokymai. Apie tai turiu savo kanale įrašą. Krikštas tai ne vanduo, jeigu kam įdomu, pasižiūrėkit. Taip, kad kiekvienas žmogus pasaulyje gali būti tas pats išrinktasis, tų pačių pažadų paveldėtojas, nes mes visi esame įvaikinami tą pačią šeimą ir nėra jokių išskirtinių žmonių, kaip dauguma mano, nes išgirdo, perskaitė kažkokias eilutes, kad žydai yra išrinktieji. Taip jie yra išrinktieji, taip jie pasirinko, Dievas juos, kad per juos ateitų pats Dievas žmogaus kūne, Jėzus Kristus, kad atneštų išgelbėjimą visam pasauliui, kad nuplautų mūsų nuodėmes. Ir Jėzus Kristus sugrįžęs į žemę, jisai būtent sėdėjęs Jeruzalėje soste ir valdys per Jeruzalę visą pasaulį. Ir kiekvienas iš mūsų galime būti to dalimi, nes visi įtikėję mes karaliausime kartu su Kristumi, būsime bendra paveldėtojai. Mums bus suteiktos kažkokios pareigos, kažkokios valdžios, mes būsime to dalimi. Tai visi šitie dalykai, kas čia surašyta, tai manau bus, jau dabar yra, matau, aš kaip klijuojama būtent žydams, kadangi jie gali bet kokias istorijas sukurti per televiziją, per mainstream mediją, per influencerius. Reikia suprasti, kad tiek viena pusė žiniasklaidos influencerių, tiek opozicinė pusė priklauso tai pačiai jėgai ir jie taip stumia savo naratyvus, kadangi viskas, ką mums rodo, viskas priklauso jiems. Ir man dar protas nesuvokia, kai žmonės vis dar renkasi pusės, renkasi vieną politiką, kitą politiką, renkasi, klauso žinias ir tiki, ką ten sako, tai yra tiesiog absurdas, nes viską, ką matome, yra spektaklis. Mano nuomonė bus atskleista taip, kad žydai sukūrė religiją tam, kad valdytų pasaulį. Būtent žydai įsteigė Vatikaną, žydai galimai bus sakoma, kad ir sukūrė islamą, būtent dvi didžiausias pasaulio religijas, ir abi šios religijos myli Jėzų Kristų. Tik islame Jėzus yra ne kaip Dievas, jie laiko kaip tiesiog pranašu, bet islamas vis tiek myli Jėzų Kristų ir pagal pasaulio įvykius yra matoma, kaip jie bando sugriauti sieną tarp krikščionybės ir islamo, suartinti tas religijas ir paskui galimai gali būti, kad atskleis, jog būtent žydai sukūrė tas religijas, juk jos galbūt yra išgalvotos, gali taip pasakyti, juk koks buvo šėtono melas Edeno sode, kai apgavo Ievą ir Adomą dėl to obuolio. Ir gyvatė tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, nes Dievas žino, tą dieną, kai valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs būsite kaip dievai. Ar netrodo panašu, kad gali būti, jog būtent šėtonas atskleis, kad žydai sukūrė religiją ir sakys, kad iš tikrųjų jūs visi žmonės esate patys dievai, kad jūs galite būti patys dievai. Ir manau, kad tai bus tas pats melas ir visi žmonės patikės, jau dabar žiūrint į pasaulį, į žmonės, ką jie komentuoja, jog jų priešas numeris 1 jau dabar yra žydai, nes viskas liepinama žydams ir galimai ta pati religija bus irgi atskleista, kaip neva žydai sukūrė ją ir šėtonas vėl saldžiai kalbės žmonėms, kad jūs esate patys dievai ir išsivaduotumėt iš šitos sistemos, iš šito melo. Jie atskleidžia satanizmą, pedofiliją, chemtrailus, rodo, kaip kare vyksta korupcija, kaip pinigai plaunami Ukrainoje ir kitose vietose. Tai yra daroma specialiai su tikslu būtent atskleisti ir griauti šią sistemą ir tuo pačiu metu klijuoti ją žydų tautai, jog jie būtų pasaulio priešas numeris 1. Jog dėl jų vyksta karai, jog jie tai daro, jog
jie sukūrė yra slaptas bendrijas pasaulyje, jog jie valdo Hollywoodą, visas politikas pasaulyje, jie stumia tą naująją pasaulio tvarką, jog jie nori pavergti žmoniją, padaryti juos vergais ir valdyti pasaulį. Ir prie to pačio priklijos Jėzų Kristus, sakys, kad jisai buvo satanistas, kad jisai skatino kanibalizmą, jog jisai sakė, gerkite mano kraują ir valgykite mano kūną. Tai būtent prilipins visą tą satanizmą, vaikų aukojimą, kitus ritualus, krikščionybei. Tai pasaulio priešas bus tiek žydai, tiek Jėzus Kristus, tiek krikščionybė. Sakys, kad tai yra kultas, satanistinis kultas, kurie ir daro visus šios dalykus, visus šios ritualus ir kraujo gėrimus. Tai bus viskas apversta aukštyn kojom, tai Jėzus Kristus krikščionybė bus tie satanistai, o antikristas, tas pasaulio gelbėtojas, aišku, jo nevadins antikristų, bus kažkoks vardas, kuris kalbės saldžiai, jis bus pasaulio gelbėtojas ir išvaduos visus iš šitos korumpuotos satanistinės sistemos, kurie jie patys, tie satanistai, tiesiog bus apversta viską žmonėm ir toks yra pleibukas. Ką gelbėtojas atneš? Jisai atskleis blogį, korupciją, pedofiliją, slaptas bendrijas, satanistiškus ritualus, vaikų aukojimus, kalbės didžias kalbas, atneš decentralizuotą sistemą, decentralizuotą valiutą. Decentralizuota tai yra, kada jos nevaldo kažkokia viena kompanija ar ta prasme yra nepriklausanti niekam. Tarkim, yra centralizuota sistema, centralizuoti pinigai, tai tarkim, kur dabar valdo bankai, jie valdo tai, o bus atnešta decentralizuota, kur neva tai yra visų ir niekas neturi tos pagrindinės valdžios tai sistemai. Bet tai vėlgi yra melas. Toliau galimai sumažins mokesčius arba visai jos panaikins. Tikriausiai ir atneš universalias pajamas, kaip ir Elonas Muskas pastovi kalba, kad jums nereikės dirbti, robotai dirbs už jūs ir jūs gausite iš valstybės universalias pajamas. O tai jau yra priklausomybė nuo valstybės, nes jeigu tu kažką padarysi, jie galimai nutrauks tas pajamas. Jie ir nori, kad jūs priklausytumėt būtent nuo jų, todėl taip ir daroma. Iš pradžių bus parodyta, pateikta, kaip viskas nauda žmonėms, kaip jūs išgelbės, kaip jums padės, kaip jumis rūpinasi, įves tą sistemą, žmonės priims, tada po biškį ir perims visą valdžią ir pasirodys tikrasis to gelbėtojo veidas, antikristas, kuris galų gale paskelbs ultimatumą žmonėms, kad priimtų kažkokį ten žvėries ženklą, kitaip negalės nei pirkti, nei parduoti. Toliau gelbėtojas atneš taiką, nutrauks karą pasaulyje, atneš technologijas kažkokias naujas, galimai rodys stebuklus, kaip ir rašo Biblijoje, ir žmonės patikės. Ir jie garbino žvėrį, sakydami, kas yra lygus žvėriui, kas pajėgus su juo kariauti. Ir jam buvo duota burna, kalbanti didybės ir pikžodžiavimus, ir jam buvo duota valdžia pasilikti 42 mėnesius. Ir jam buvo duota kariauti su šventaisiais ir juos nugalėti. Ir garbins jį visi gyvenantys žemėje, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje. Tai didžioji dalis pasaulio žmonių priims šį žmogų kaip didžiausią gelbėtoją, seks paskui jį, klausysis jo didžių kalbų, saldžių, gražių, kaip juos išvadavo iš šitos vergijos, iš religijų, iš korupcijos, iš slaptų bendrijų, iš visų šitų satanistiškų dalykų. Jisai atneš taiką ir vėliau nutrauks tą taiką įpusėjus suspaudimo laikams, tai yra praėjus 3,5 metų, pačiam viduriukį, antikristas skelbsis tada jau save kaip Dievo, bent jau taip rašo Biblijoje, ir jisai atsisuks, atsigręš prie žydus ir su jais kariaus. O su juo yra visas pasaulis, todėl ir Jeruzalė bus apsupta kariuomenių. Turbūt daugelis girdėjo apie chemtrailus, kurie purškia žmonėms ant galvų, visokius nano metalus, tai nuodija mus būtent purkšdami, ir šitie vaizdeliai yra nebereikalų skleidžiami, nebereikalų jie atsiranda internete, tai yra daroma su tikslu, tai yra būtent šėtono plano dalis, visą tai skleidinėti, visą tai rodyti, tą blogį, ir paskui jį priklijuoti būtent vėl Izraelio tautai. Gotcha! You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it here, come on! Good God.
Ar jūs galvojate, kad šėtonas yra toks kvailas ir jisai tiesiog kaip neapdairiai viską daro, jog visi žmonės mato? Ne, tai ir yra plano dalis. Šėtonas turėjo 1000 metų kurti planus ir jisai tai darė. Jisai buvo sukurtas kaip vienas išmintingiausių kūrinių, Liuciferis. Ir jisai yra toks gudrus ir nenuvertinkit jo. Specialiai akivaizdžiai jie rodo visus tos simbolius, akivaizdžiai jie rodo visą tą blogį. Toliau Kennedys jaunesnysis per mediją atskleidinėja dabar tos chemtrailus, tos purškiamus metalus. Tai yra opozicija, tai yra ta pati jėga, tik tais opozicija, kuri atskleidinėja tą kitą ranką. Taip jie ir veikia, taip jie dirba. Ir jie visi yra būtent tie šėtono vaikai, visi jie satanistai yra. Visi priklauso tai pačiai sistemai ir visi jie yra prieš mus, jie nori mūsų naikinti. That is not happening in my agency. You know, we don't do that. It's done, we think, by DARPA, and a lot of it now is coming out of the jet fuel. Yes, so, sir. you know, those materials are put in jet fuel. I'm going to do everything in my power to stop it. We're bringing on somebody who's going to think only about that, find out who's doing it, and holding them accountable. Yes, sir. Sako, aš padarysiu viską, kad tai sustabdyčiau ir kad patraukčiau visus atsakomybę. Tai taip jie veikia, tai toks yra jų strategijos, taip jie manipuliuoja. Ir aplamai, ar jis panašus jums į žmogų, kažkoks keistas, ir manau, kad čia irgi tos pačios reptilijos. Žmonės dar nepasimokė, kad negalima medija, ką rodo per mediją, aplamai negalima nieko tikėti, nes visa medija, aplamai visa ir influenceriai yra priklauso būtent šėtonui. Ir nesvarbu, kad vienas kalba vienaip, kitas yra opozicija, priešiškas kalba kitaip. Abi pusės, abi rankos, abu sparnai, kairysis sparnas, dešinysis sparnas. Tai yra viena ir ta pati jėga. Tie chemtrailai atrodo kažkaip taip. All those contrails crisscrossing, they're spreading out, making little squares in the sky. Turbūt didžioji dalis jau matė tos dalykus. Galbūt kas nematė. Po lietaus šitų metalų būna ir mašinos visos apsnigusios šitais metalais. Une expérience en direct. Regardez tout ça là. Parce que je trouve pas ça normal. Regardez, c'est dingue. Ça, c'est un aimant. Regardez, il prend tout l'aimant. C'est dingue. Regardez. Même si je tapote. Tai matom, kaip su magnetu prilimpa metalo dulkelis, jie purškia ant mūsų galvų, nuodija mūsų vandenį, maistą. Ir tai kalba net Australijos televizijoje. Being bombarded with a cocktail of chemicals from on high. Those white vapor trails in the sky left by aircraft are government weather modification cover-up, and in the process we're all being slowly poisoned. Chemtrails are happening and that they are for climate engineering. We have NASA satellite imagery like that, which you're showing right now, that clearly no one needs to know anything about meteorology to see that there's very unnatural patterns in those cloud formations, in fact, patterns that nature cannot make. In addition to our testing of precipitation, the climate engineering components in the precipitation, aluminum, barium, strontium, polymer fibers, using a flying laboratory that NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Na, tiesiog rodo viską per nacionalinės televizijas ir žmonės dar vis tiek nepasimokė, kad negalima mediją tikėti. Jeigu jie kažką mums rodo, tai jie nori, kad mes tai matytumėm. Reikia klausti visada, kokiu tikslu jie mums tai rodo, kokia yra už to slypi tikslas, dėl ko jie tai rodo, kodėl jie nori, kad mes tai dabar matytumėm, o ne iš karto žiūrėti ir tikėti, ką rodo. Viskas rodoma yra būtent su tikslu, o tikslas yra tas, kad griauti šitą sistemą ir supriešinti pasaulį su žydų tauta ir galimai su Jėzumi Kristumi, nupiešti Jėzų Kristų kaip šėtoną, kaip satanistą ir visą šitą žydus, krikščionis Jėzų, kad tai yra vienas kultas, kuris valdo pasaulį. Toliau jie akivaizdžiai rodo, kaip žmonėm nori įkišti kažkokias išspausdintas 3D mėsą, kažkokią, nežinau, kažkokiu plasmasiu, jog jie nori naikinti mūsų maistą, jog jie išpirkinėja visus ūkius, kas privatizuoja ir žmonėm nori kišti tokią dirbtinę mėsą. Your steak could soon be 3D printed. That's if you live in Europe.
Israeli company Redefine Meat has struck a partnership with importer Geraldi Meats to drive European distribution of its new meat steak cuts. The startup is hoping to establish its products as an alternative to conventionally produced meat. Redefine Meat operates large-scale meat printers at its Rehovot headquarters south of Tel Aviv, as well as in a new factory in the Netherlands. Manager of the company's 3D printers project, Yaron Eshel, explains how it works. When I want to create my steak, I have a library of a few different slabs. Ir būtent šitą dalyką stumia Billas Gatesas, taip pat kaip ir tas visas vakcinas, kad nori žmonės suvakcinuoti ir nori pagaminti kažkokį dirbtinę mėsą ir kitą maistą. Tai yra su tikslu viešai skelbiama, rodoma, koks yra Billas Gatesas psichopatas, kad vėliau galėtų jį patraukti atsakomybę, kad vėliau galėtų prilipinti, jog Billas Gatesas dirba žydams, o galbūt ir pats yra žydas, ar turi kažkokių kraujo ryšių būtent su žydų tauta. This steak was made entirely by a 3D printer. It looks like real steak, complete with fibers, and the flavor and texture are surprisingly close. It's created by growing real cow cells in a lab, then layering muscle and fat cells through a 3D printing process. If this technology becomes widespread, we could enjoy steak in the future without slaughtering a single cow. Jau dabar kažką panašaus galima rasti parduotuvėse. It looks like a steak, right? But why? It's falling apart. Look how easy to come off. And I pulled out some meat, but look how perfectly cut. Why? They print it out? Since when you can put a finger in your meat and it falls apart? Kažkoks gumos gabalas neaiškus. Ir paskui atveda būtent Netanyahu į tą patį mėsos spausdinimo fabriką tam, kad vėl atnešti tą veidą, žydų veidą, tam, kad pasauliui rodyti ir pasaulis matytų, jog jie yra tie psichopatai, jog jie tai daro, nors tai yra šėtono melas, tai yra tiesiog viskas, ką matome, yra jų spektaklis. Šitą filmuką jie specialiai ir surežisavo, jie sukūrė, toks ir yra tikslas, kad paskui parodyti žmonėms. Nėra jokių netyčinių nufilmavimų, nėra jokių video įrašų viešinimų netyčinių, viskas yra daroma tyčia. Jie gali sakyti, kad neva tai kažkas paviešino tam, kad žmogaus psichologijoje sumanipuliuotų ir žmonės manytų, kad o tai tikrai kažkas paviešino, nors realybėje tai yra būtent jų viskas padaryta. מדפסת תעשייתית שפיתחנו, שמיועדת להחליף משחטה. לשאלתך לפני כן, פה אנחנו טוענים את המדפסת הזו בתאי גזע, שאנחנו יודעים למעל לשריר ולשומן, והיא יודעת להדפיס טונות ביום. טונות של בשר מתורבת ביום. זה רק לשם ההמחשה, אתה תוכל לבחור את הסטייק שלך, והמדפסת תתחיל לשחרר סטייקים בקצב תעשייתי. סירליון, אני לא יודע אם אתה אוהב יותר שומן או פחות שומן. באמצע. view order, slide to print, ופה בעצם הסטייק יהיה מוכן בסביב לעשות דבר כזה, מכיל תאים אמיתיים. Na tiesiog, kad suprastumėt, kad kiekviena pasaulio politika yra valdoma jų ir jie bet kokią istoriją gali sukurti, jie bet ką gali apkaltinti, jie specialiai ir daro šitos vaizdo įrašus, jie rodo, koks psichopatas yra Billas Gatesas, kad jisai kūrė tos dirbtinį maistą, dirbtinę mėsą ir paskui atveda Netanyahu būtent į tą patį fabriką ir tai prilipinama per Netanyahu būtent ir visai žydų tautai. Neapsigaukite žmonės, šėtonas yra ypatingai sumanus ir jis nėra toks kvailas. Mes čia esame kvaili. Atsibuskite ir atsimerkite, nes dabar visas pasaulis vėl tiki šėtono melais, tai yra bandos instinktas ir vargšai žmonės ką mato, tuom ir tiki. Viskas, kas yra ant pasaulio scenos, viskas, kas yra rodoma viešai, visa tai yra spektaklis, visa tai yra šėtono tarnai ir nesvarbu, ką jie šneka, visa tai yra melas. Nustokite to tikėti, nustokite būti manipuliuojami. Toliau čia vaizdo įrašas, kaip mums maitina žmogieną, kodėl dingsta pasaulyje daugybė vaikų, nes būtent tos reptilijos geria kraują. Mes nesame maisto grandinės viršūnėje. Tai yra reptilijos ir jos minta būtent mūsų krauju. Būtent tuos kūnus jie paskui sumala
į žmonėm į dešreles, į mėsą, ir maitina mus per greito maisto restoranus, kaip McDonald's ir kitus tinklus. Ir visa tai vėl bus prilipinta žydų tautai. Čia aplamai valgė vėlgi iš fast foodo restorano ir mėsoje rado žmogaus dantenas. That's fucking disgusting. Woman found a truck full of children's bodies. I mean, this is horrible. The horrifying incident took place at a gas station in Michoacan, Mexico, where the woman worked inspecting semi-trucks. Truck's back door was slightly open, so she decided to take a look. She slowly opened the door and immediately burst into tears. Inside were hundreds of children's bodies piled on top of each other like food. Tai ten moteris nevatais buvo sunkvežimis degaliniai su šiek tiek atvertomis durimis. Moteris nusprendė pažiūrėti, kas ten, ir rado pilnus maišus vaikų lavonų, sukrautų vienas ant kitų, ir paskui ta moteris buvo nužudyta. Tai taip jie manipuliuoja, tai yra taip, ta prasme, kad lavonai vaikų yra, tai tikrai, aš to neneigiu, aš neigiu, kad ta istorija, kad jinai buvo specialiai pateikta, būtent jie rodo tą blogį, atskleidžia, numeta tenai sunkvežimį specialiai. Jie nėra kvaili, jie tokių dalykų šiaip sau nebūtų, tai yra su tikslu. Visa tai iš tikrųjų vyksta, bet yra atskleidinėjama su tikslu ir klijuojama būtent žydų tautai. We steal 100 to 300,000 children a year just here in this country, and we drain their blood and we mix it with a Passover bread, and then we throw the bodies into the slaughterhouses that we own, and we grind up all the bodies in the sausage and the hamburger. McDonald's is one of our favorite outlets. Toliau neva kažkoks paplatintas pokalbis žydų, kas vėlgi atseit netyčinis paplatinimas, kad neva tai žydas būtent kalba apie, sako, kad kiekvienais metais apie 300 000 vaikų vien tik šioje šalyje, tai aš kiek suprantu Amerikoje, jie nuleidžia vaikams kraują, jų kūnus sumala savo skerdyklose, kurios jiems priklauso, sumala tos kūnus ir žmonėms į mėsą, į hamburgerius ir paplatina per visus fast foodo maisto restoranus. Atsibuskite žmonės, jie gali bet kam priklijuoti šitus dalykus, jie gali priklijuoti bet kokiai valstybei, bet kokiai tautai, bet jie tai klijuoja žydų tautai. Jiem nėra sunku tą padaryti, jie valdo visas komunikacijas, jie kūrė tas istorijas ir jie žino, kaip manipuliuoti. Tom reptilijom nėra sunku pasiversti į žydus, jos turi sugebėjimus keisti formas. Nesakau, kad žydų žmonių nėra su išplautom smegenim, tai yra ir daugelis, kaip ir kiekvienoj šaly yra blogų žmonių, taip ir žydų tautoje yra blogų žmonių, kurie tuo tiki ir mano, kad jie yra kažkokie išrinktieji, o visi kiti pasaulio žmonės yra vergai. Ir tiek žydų tautoje yra gerų žmonių, nuoširdžių, taip ir kiekvienoje tautoje taip ir tas pats yra. O visa valdžia yra valdoma šėtonu. Tai, kad jų politika kažką blogo daro, tai neturi nieko bendro su paprastais žydų žmonėmis. Supraskite tai. Toliau visas tas slaptas bendrijas, visus tos simbolius, jie specialiai taip viešai, jie jų net neslėpia, jie kaip tik viešai jos rodo tam, kad žmonės matytų, tam, kad atėjus laikui, būtent šiom paskutiniam dienom, tam, kad tai būtų atskleista, parodyta ir vėlgi apkaltinami žydai, jog jie ir valdo pasaulį per tas slaptas bendrijas. Powers that be in this world have set up a world of symbols and emblems and terms and catchphrases. And once you understand how this system works, it's fascinating because for the first time, the world opens up to you a whole new perspective on how government works, on how banks work, on how institutions and education, and why we have something called the police. The things which are happening in this world are not chaos at all. It is very well planned, organized, and directed. There is a hidden agenda, so to speak. Na, visi šie pastatai, simboliai yra su tikslu ir buvo viešai daromi, kad jie būtų matomi
Jie nėra tokie kvaili, jie yra daug gudresni už mus. Ir todėl nereikia apsigauti. Toliau Klausas Švabas. You have the chance to look forward to a career of 50 years. And my own opinion, yeah, maybe more. You will get some injections and some and so on, and then don't forget your avatar will continue to live. So. And your brain will be replicated through artificial intelligence and algorithm. So we don't know, but at least 50 years. Nutekėjusiame vaizdo įraše, neva vėl nutekėjusiame, tai tie patys triukai, manipulacijos, kad neva tai nutekėjo kažkoks vaizdo įrašas. Klausas Švabas žada naujiems pasaulio ekonomikos forumo nariams, kad jiems bus daromos injekcijos, o jų avataras gyvens po mirties, o jų smegenys bus atkuriamos naudojant dirbtinį intelektą ir algoritmus. Tai yra specialiai rodoma tokie veikėjai, personažai yra sukurti šėtono, kad jie ateitų ir rodytų, kokie jie yra psichopatai ir kad jie nori žmonės uždaryti kažkokius algoritmus per dirbtinį intelektą, perkelti jų smegenis, jų avatarus, kad gyventų po mirties. Tai kaip Dievas mums suteikia amžiną gyvenimą, taip ir šėtonas atkartoja, jisai nori vėlgi siūlys galimai žmonėms irgi perkelti jų sąmonę į kažkokią kompiuterinę programą, jog jų avataras ten gyventų amžinai. Tai tokius psichopatus specialiai rodo žmonėms, tam, kad paskui juos atskleistų, patrauktų atsakomybėn ir ateitų išgelbėtojas ir visus juos nubaustų ir žmonės priims taip kaip išsivadavimą ir visi nuseks paskui žvėrį. Toliau Markas Volbergas pasakojo, kad matė, kaip Barackas Obama gėrė vaikų kraują Holivudo vakarėlyje. Tai vėlgi yra atskleidinėjama, Barackas Obama irgi geria vaikų kraują, kad aplamai visas Holivudas daro tuos satanistinius ritualus. Vėlgi bus galimai sakoma, kad žydai ir sukūrė tą Holivudą, kad viską žydai valdo. Jei pastebėjo, tai Amerika gina žydus, Izraelį, Amerika kariauja už Izraelį. Ir bus parodyta pasauliu taip, kad neva tais žydai valdo Ameriką ir per Ameriką daro visus tos karus. Ir nenustebkit, kad Amerikai prasidės pilietinis karas, kada žmonės sukils prieš savo valdžią, prieš politikus, kad Amerikai prasidės būtent pilietinis karas. O ten bus ne juokai, kadangi Amerikoje visi žmonės praktiškai yra ginkluoti, visi turi šaunamosius ginklus savo namuose. Ir jie eis išsivaduoti iš tos politikos, jie eis išsivaduoti iš žydų valdomų politikų. Kadangi žmonės bus užprogramuoti, jie patikės, kad žydai valdo būtent Amerikos politiką, galimai prasidės tas pilietinis karas. Ir nenustebkite, kad kai buvo Nürnbergo teismas, kada teisė visus karo nusikaltėlius, kad gali padaryti kažką panašaus, Nürnbergo teismas 2.0, jog visi šitie Baracko Obamos, Švabai, Billas Gatesas, visi kiti politikai, aktoriai, visi satanistai, kur geria vaikų kraują, bankininkai ir kiti, jog bus atliekamos viešos egzekucijos, padarytas didelis spektaklis dėl didesnio efekto. Nenustebkite, kad tomis dienomis galimai gali būti ir toks iškeltas didelis spektaklis. Toliau vėlgi slapti garso įrašai, tai vėlgi būtinai pabrėžia, kad slapti garso įrašai tam, kad žmonėm pasąmonė iškart sumanipuliuoja, kad tai duoda tikrumą šitam straipsniui, kad tai buvo tikri dalykai, nes neva tai kažkas paviešino slaptus garso įrašus. Slapti garso įrašai sukrėtė Ukrainos vyriausybę, nauji kaltinimai Zelenskio aplinkai. Vadinamieji Mindičio įrašai kelia naujų klausimų apie galimas korupcijos struktūras aukščiausiose Ukrainos vyriausybės sluoksniuose. Įsivaizduokit viskas tai, kas vyksta pasaulyje, kaip vienas filmas. Tai yra personažai, kurie tiesiog dirba kaip filme, jie atlieka kažkokias tai rolės ir būtent Zelenskio rolė yra, kad būti tokiu prezidentu, kuris būtent korumpuotas, plauna pinigus ir kad paskui jį šitą charakterį atskleistų, galimai nubaustų, galimai padarytų viešą egzekuciją ir tiesiog padarytų didelį šou, žmonės patikės, jog blogis buvo atskleistas, jog buvo nubaustas ir dabar atėjo gelbėtojas. Ukrainos kovos su korupcija biuras turi reikšmingų įrodymų apie Zelenskį, teigia buvęs Ukrainos premjeras Azorovas.
na, tai nenustabu, kad visa tai su tikslu yra keliama į paviršių. Kaip ir minėjau, kad pasaulis yra valdomas per London City, per Vatikaną ir Washington DC, tai yra per Londono finansai, per Vatikaną religiją ir per Washington DC yra kariuomenės jėga. Ir tai bus galimai viskas irgi priklijuota būtent Izraelio tautai, kad Izraelis valdo būtent per šitas struktūras visą pasaulį. Ir šitas viskas bus nugriauta ir ateis gelbėtojas ir nugriaus šią sistemą ir išvaduos visus žmonės nuo šitos vergijos. Toliau dar ką noriu pasakyti, kad jie vėlgi specialiai, turbūt žinote, girdėjote apie skaitmeninio euro diegimą, tai yra CBDC, Centrinio banko skaitmeninė valiuta, kurią jie nori įdiegti ir jie specialiai rodo tai kaip žmonių kontrolę, kad tie CBDC, jie galės juos programuoti, kad tiems pinigams bus galimai netgi uždėtas galiojimo laikas. Pasaulio ekonomikos forumas, Esforas Prasadas atkreipė dėmesį į Centrinio banko skaitmeninių valiutų galimybės ir riziką. Anot jo, šie pinigai nėra tik grynųjų pinigų pakaitalas, jie yra programuojami, valstybės gali nustatyti galiojimo datas ar net apriboti, kam jos gali būti išleistos. Tai yra vėlgi su tikslu kalbama apie CBDC, kokia tai yra vergystė ir kad šitos CBDC jie galės programuoti ir netgi nustatyti, ką mes pirksime, kad jeigu jie panorės, kad kažko mes nenupirktume, jie tai padarys, užprogramuos. Pasaulio ekonomikos forumas ir buvo tam padarytas, kad jie rodytų tuos psichopatus ir kad jie kalbėtų tuos psichopatinius dalykus. Tam, kad žmonės matytų, tam, kad žmonės pasipiktintų, tam, kad žmonės susierzintų ir norėtų teisybės ir kad šitie visi psichopatai būtų patraukti atsakomybėn. Tai tą šitonas ir duos, jis duos gelbėtų, jis patrauks visus atsakomybėn, jis sugriaus visus tos ekonomikos forumus ir būtent jie parodo tą CBDC kaip blogį, specialiai jie kalba tos dalykus, kad erzinti žmonės. Ir kita ranka jie tą patį produktą, tai vienoje rankoje tie CBDC, kurie yra programuojami, kurie yra vergovė, jie kita ranka tą patį dalyką kitų pavadinimų, pateikiant gražiai, jie pasiūlys jums, žmonėms, ir žmonės tai priims. Žmonės tai nesuprasdami, kad yra tas pats dalykas, tik tai kitų pavadinimų, kitos kompanijos. Tai jie taip veikia. Iš pradžių jie parodo du dalykus. Iš pradžių blogą, o paskui kitą versiją, to paties dalykų, kitų pavadinimo. Ir žmonės priima tą. Taip jie manipuliuoja, taip jie veikia. Tai, kaip minėjau, atkreipkite dėmesį būtent į šią kompaniją, Metallicus, kad jie kūrė būtent tą pačią sistemą, CBDC tik tais kitų pavadinimų ir neva tais decentralizuota. Atkreipkite dėmesį į šitą pavadinimus šitos webautų, tai yra ta piniginė, per kurią bus ta sistema kriptovaliutos. Atkreipkite dėmesį į kompanijos vadovą Marshall Heinerį ir jisai ir taip pat tvytina apie taip pat tuos programuojamus skaitmeninius pinigus, kad jie yra decentralizuoti, kad jie yra vienintelė platforma, vienintelė kompanija pasaulyje, kurie kūrė tą decentralizuotą, kad neva tais niekieno nevaldoma, niekam nepriklausoma, kad jų sukurta keitikla, kriptovaliutų keitikla yra sukurta ant blockchaino, naudojant kriptovaliutas, jog jinai yra decentralizuota, vienintelė decentralizuota finansų platforma visame pasaulyje, kurioje yra jau įdiegta BCA, tai yra pinigų plovimo prevencijos įstatymas, tai yra jau įdiegta į visą tą sistemą, jog tai yra jau paruošta būtent naudoti bankams ir žmonės tai priims. Taip pat jisai labai komentuoja apie politiką, rašo, kad perskaičius Epsteino failus darosi aišku, kad mums reikia judėti į decentralizuotą sistemą. Ką daugiau galiu pasakyti, bjauru. Visą tai spektaklis, tai yra viskas, jie tie patys yra šėtono darbininkai ir čia Elonas Muskas buvo padaręs apklausą, kad reikia sukurti naują politinę partiją, kuri reprezentuotų didžiąją dalį Amerikos žmonių ir visi nubalsavo taip. Taip mums reikia dar vienos partijos, trečios partijos, kuri vėlgi yra tas pats, ta pati jėga. Ir būtent tas pats Marshallas Heineris pakomentavo tą Elono Musko postą. Tai yra gerai, bet mes turime judėti į anoniminį balsavimą, naudojant skaitmeninę tapatybę
decentralizuota tapatybė, dar skliausteliuose pabrėžia decentralizuota tapatybė, balsuodami naudojant blockchainą, tai yra kriptovaliutas. Užeik ir pažiūrėk į jo sukurtą būtent tą platformą, kur ir žmonės gali balsuoti. Tai yra jau sukurta sistema, kur galima balsuoti, žmonės galės naudojant šitą platformą, bet kuris žmogus šalyje pasiūlyti kažkokį įstatymą ar dar kažką ir kiekvienas pilietis galės nubalsuoti naudojant būtent tą decentralizuotą savo tapatybę, naudojant būtent tas kriptovaliutas. Tai čia yra tiesiog pavyzdžiai pateikti, tarkim, ar Amerika turėtų kariauti su Iranu. Ir didžioji dalis nubalsavo ne. Tai yra tik testiniai pasiūlymai, bet paskui vėliau įsigalios ir čia bus skelbiami tikri galimai ir įstatymai ir žmonės galės balsuoti būtent naudojant tą sistemą. Tai čia tiesiog pateiktas yra pasiūlymas, kažkoks gali būti pasiūlymas naujo įstatymo ar pakeitimų kažkokių ir visi žmonės galės balsuoti. Jie vienu ar kitu būdu, jie vis tiek žmonijai įkiš tą skaitmeninę tapatybę, kriptovaliutas, dirbtinį intelektą, visą šitą nesąmonę jie vis tiek įkiš žmonijai, kadangi jie parodo blogąją pusę, CBDC, ir tada duoda gerąją pusę, decentralizuotą, ir žmonės tai priims. Čia kita ranka jie rodo, kad Bilas Geitsas paskelbė karą jūsų laisvei, skaitmeninė tapatybė arba visiškas atjungimas. Bilas Geitsas ką tik pareiškė, kad skaitmeninė tapatybė dabar yra nepakeičiama, jei norite išlaikyti prieigą prie savo banko, darbo, kelionių, sveikatos priežiūros ir visko kito savo gyvenimą, turite paklusti jų skaitmeninės kontrolės sistemai. Būtent lipinama ta blogoji pusė, CBDC, o kita ranka jie duos tą gerąją pusę ir sakys, kad jūsų duomenys yra jūsų pačių valdžioje, jog jūsų duomenys nebus valdomi kažkokių kitų institucijų, jog jūs patys turėsite visą valdžią savo duomenims, tai taip gražiai kalbės ir žmonės pasikliaus tuo ir priims. Pilmai ateina didelis badas į pasaulį ir kada žmonės yra sielvarte, bade, jie padarys viską, jie priims viską, ką jiems pasiūlys, kad tik jie gautų duonos reikia, jog jie išmaitintų savo šeimą. Tai tam ir yra tikslas numarinti žemę ir žmonės iš beviltiškumo jie priims bet ką, bet kokį pasiūlymą iš valdžios, iš vyriausybės, jie priims bet ką. Ir va čia atneš gelbėtojas tą naują sistemą, su decentralizuota visą tą sistemą, su kriptovaliutomis, su nauja skaitmeninė tapatybė, kuri neva yra išgelbėjimas. Ir neva jūs patys būsite savo skaitmenų, savo duomenų turėtojai ir laikytojai. Taip pat ir visą tai buvo rodoma žmonėms irgi, su tikslu, visi šie politikai ir kiti, religija, Vatikanas, popiežius, visi jie keliauja į Izraelį, meldžiasi būtent ant tos sienos, kad su tom kapurėlėm, kad parodytų žmonėms, kad jie dirba žydams. Tai yra vienas didelis spektaklis, visą tai klijuojama žydams, visa šita istorija kuriama tam, kad paskutinėmis dienomis atsuktų visą pasaulį prieš žydų tautą. Ir internete pilna tokių paveikslėlių, kad visą pasaulį valdo žydai, o šėtono planas ir yra atsukti visą pasaulį prieš žydus ir juos sunaikinti. Kadangi pasaulio išgelbėjimas atėjo per žydų tautą Jėzus Kristus ir šėtono planas yra juos sunaikinti. Taip pat ir Nausėda mačiau, kad rodomas kaip žydas yra, nes žmonės nemėgsta Nausėdos, dabar jam lipinama būtent vėl, kad jisai yra žydas, pavaldus žydams. Laba, balandžio 4-26 metų. Žiūrėkit, tuoj parodysiu labai įdomų dalyką. Čia Žemaitijos keliu važiuojant yra tas Litvakų žemės parkelis. Nuo Sėdos link Plungės važiuojant, ten žiedė. Paskui po dešinę sukam ant Platelių miestelio, kur Platelių ežeras. Ir iki Platelių juodos obelis, vadinamas žydų Litvakų parkelis. Tai yra kiekviena obelis žymi kokia bendruomenė žydų ir visi ant obuolių surašyti vardai, yra žydukų pavardės arba ant lapų stiepų. Tuoj parodysiu vieną, netgi du jums labai žinomus žmonės Lietuvoje, kurie
taip pat yra užrašyti. Čia einam į galą, kur 3 šitie va juodi paminklai ir čia va Darbėnų žydų bendruomenėje gimė Lietuvos Respublikos prezidentas, irgi žydukas Gitanas Nausėda. Tas planas buvo rezgiamas 1000 metų ir neapsigaukite, šėtonas yra ekspertas manipuliacijai. Čia vėlgi parinkti aktoriai, apmauta ant jos žydų vėliava, neva tai žydas, ir jinai pasakoja, kaip jinai nori visus išžudyti Gazoj, kad jie nenusipelno nei maisto, ir ragino juos visus nužudyti ir perimti jų žemės. Tai yra specialiai šitie vaizdeliai rodomi, specialiai pykdomi žmonės sukiltų prieš Izraelį ir Izraelio tautą. No, they don't deserve it. What I care? Kill them. I don't care. Do you trust Palestinians? No, I know all about them. I don't trust them. I want them out of here. What do you think should happen to Gaza? I want to be civilized with Jews from Israel. And as the Bible says, this place is for us. It's promised for us, so they can starve to death to pay on the... Ar jūs dar žmonės nepasimokėt, kad nieko negalima tikėti, ką jie rodo. Visur yra aktoriai ir šitie visi vaizdeliai sukurti ir pasakytos jų kalbos yra atrinktos specialiai, ką pasakyti. Sako, kad reikia visus žudyti juos, kad jie nori perimti jų žemės, kad Biblija rašo, kad jie yra išrinktieji. Kaip ir sakiau, kad tai yra šėtono melas, būtent supykdyti pasaulį, atgręžti prieš žydų tautą. Toliau BBC surinko medžiagą apie daugiau nei 160 atvejų Gazoje ir nustatė, kad 95 atvejais vaikas buvo sužeistas į galvą arba krūtinę. Daugumoje šių atvejų aukai buvo mažiau nei 12 metų. Ataskaitose teigiama, Izraelio kariai medžiojo vaikus pramogai. The BBC World Service has compiled material on over 160 cases where children have been shot in Gaza and found that in 95 cases, the child was shot in the head or the chest. In most of these cases, the victim was under 12 years old. The cases we found run from the first... Tai ar dar žmonės nepasimokė, kad mainstream media, BBC ir visi kiti mainstream medijos kanalai yra būtent jų valdžioje ir tai yra propaganda ir manipuliacijos. Tai kada, kai buvo COVID laikai, kai neva iš Trumpo buvo pavogti rinkimai, taigi kalbėjo Trumpas kaip mainstream media yra melas, tai visi tuo tikėjo, kad mainstream media yra melas, o dabar ta pati medija kalba, kad žydai šaudo vaikus, tai dabar ta pačia medija visi tiki. Tai apsispręskit žmonės, ar mainstream media yra melas ir propaganda, ar nėra melas. Nes kada jau kalba apie žydus, kad žydai kalti, tai tada jau kalba tiesa. Atsibuskit žmonės ir nebūkite manipuliuojami. Toliau per Tuckerio Carlsono, irgi vienas didžiausių influencerių, kalba, kad Amerika kariauja Izraelio vardu, kad sukurtų didįjį Izraelį. Tai būtent, kad Amerika yra pavaldi žydams, Izraeliui, ir taip Izraelis kariauja su pasauliu, būtent naudodamasi Ameriką, Angliją, Vatikaną, religiją, jog tai viskas pavaldu žydams. Čia šiaip vienas komentaras, kad ką ir sakau, kad visi žmonės jau dabar tiki. Zelenskis žydas, Ukraina kontroliuoja žydų mafiją, taipogi kaip ir Putino. Rusija, Lietuva taipogi kontroliuoja žydai, KGBistai ir jų parankiniai. Tai jau dabar visur matau tokius komentarus, kad žydai viską valdo, žydai viską kontroliuoja, žydai valdo pasaulį, žydai yra satanistai ir galimai ir sakys, kad Jėzus Kristus yra satanistas. Ir visi tiek krikščionys daro tos visos kraujo ritualus. Todėl žmonės atsibuskite, atsiverskite Bibliją ir nepasiduokite tiems melams, toms manipuliacijoms. Dar noriu parodyti socialinį eksperimentą, kaip veikia žmonės, kaip veikia žmonių psichika, būtent aplinka aplink juos. Tai čia ateina moteris į pasakių gydytoją ir visi, tuoj parodysiu, kad jie visi yra aktoriai. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else... Visi šitie sėdantis yra aktoriai ir pamatysite, kaip jinai atsisės ir kokią įtaką padarys šie visi žmonės. Kokią įtaką padarys jos psichologikai šitų žmonių veiksmai.
in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. Suskamba signalas ir vienas po kito jie atsistoja ir atsisėda. Ir jinai nesupranta, kas darosi ir kodėl jie tai daro. Ir galų gale jinai jaučia spaudimą, kad ir ji turi taip tą patį daryti, todėl kad visi tai daro aplink ją. Ir tai yra ta manipuliacija, duodamas spaudimas vidinis. Ir žmogus tam pasiduoda, ir žmogus tada seka pagal bandos jausmą. Ir kadangi visi taip daro, ir jinai taip pradeda daryti. Nors jie visi yra aktoriai. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. It's all around you, every day, an invisible force you're probably not even aware of. It affects what you do, how you think, and who you are. It's called social conformity, or peer pressure. And while it might not sound like a good thing, it's actually not so bad. The truth is, your brain craves synchronicity and takes comfort in the ease and efficiency of just going with the flow. And whether it's simply knowing what to wear in the morning, supporting your team at the big game, or even marching off to war, we're all programmed to be part of the group. And that's because your brain knows that there's power in numbers. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Po kelių tų papipsėjimų, kelių atsistojimų tų kitų žmonių, jinai pasidavė spaudimui ir jinai net nežinodama, kodėl tai daro, kodėl jie tai daro, ir jinai pradėjo irgi tą patį daryti, atsistoti, atsisėsti, kai būtent suskamba tas signalas. Ir tai yra ta manipuliacija, kadangi mes žmonės esam kaip socialinės būtybės, mus labai veikia mūsų aplinka. Kaip jūs galvojat, kaip veikia žmonės televizija, viską, ką rodo žmonėms diena iš dienos, taip ir veikia būtent žmonių psichologija. Tai yra bandos jausmas. Ir dabar vieną po kito mažins to žmonės, mažins, kol galų gale jinai liks viena ir pažiūrėsite, ar jį toliau viena būdama vis tiek kartos tą patį atsistojimą, atsisėdimą, ar ne. Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group. Ir tiesiog nieko nebėra šalia ir jinai vis tiek suskambėjo signalas. Ir tai paveikė jos sąmonę, kad jinai tiesiog viena būdama vis tiek atsistoja, atsisėda. Jie žino mūsų psichologiją ir kaip mus manipuliuoti. Todėl dar kartą sakau, nepasiduokite tam ir nesekite paskui bandą, netikėkite, ką jums rodo, priimkite Dievą, kol dar nėra per vėlu.